Labas vakaras, gerbimi televizijos žiūrovai. Šiandien pas mus svečiuose ilgametis Jonavos rajono ir ne tik tai Jonavos rajono policijos darbuotojas, operatyvinis darbuotojas, buvęs Jonavos rajono viršininko pavaduotojas Alfredas Ostreika. Labas vakaras. Sveiki. Šiandien pas mus bus neįprasta laida. Mes gal mažiau liesim problemos teisėsaugos arba politinės. Mes šiandien kalbėsim apie konkrečius nusikaltimus. Jūs ilgą laiką dirbdamas operatyvinių darbuotojų, tirdamas pats asmeniškai nusikaltimus, vis tik jums ne viskas pavykdavo ir kai kurie nusikaltimai neduoda jums ramiai miegot ir gyventi ir iki šiol. Aš norėčiau ir apsistoti ties tų nusikaltimų, kad jūs mums papasakotumėt apie juos o galbūt visuomenė ir padės juos atskleisti ir dabar, nors praėjo nemažai laiko. Tai mes turbūt pakalbėsim apie 3 nužudimus ir mergaitės nužudimas ir išžaginimas, taip pat moters nužudimas prie Achemos ir čia prie kultūros centro vyro nužudimas, nusikaltimai, kurie iki šiol neišaiškinti. Tai ir papasakokit mums apie juos. Labadiena pirmiausia visiems ir noriu pasakyti, kad vienas, čia kaip jūs įvardėjot, kad aš vienas kažką tai dariau, tai tikrai taip nėra. Visada kriminalistai, jie turi dirbti komandoje ir dar turi savo pagalbininkų. Tai ir informatoriai, ir tinklas tam tikros agentūros, ir buvo patikimi asmenys, ir, žodžiu, tik tai su jų pagalba ir, reiškia, savo tokią iniciatyvą gali kažką tai padaryti teigiamo, tai yra išaiškinti nusikaltimą, bet kurį. Per savo, reiškia, darbo metus aš skaičiavau, tai yra 24 metai mano darbo stažo būtent operatyvinėme darbe ir per tą laiką buvo įvykdyti 98 nusikaltimai, tai yra nužudimai ir nužudimai sunkinančiomis aplinkybėmis, šiaip nužudimai yra tikslu apiplėšti ten, žodžiu, įvairūs nusikaltimai, kurie galbūt užsifiksuoja labiausiai žmogaus atmintyje. Tai per tą savo darbo laiką iš tų 98 nusikaltimų 3 mano darbe liko neišaiškinti. Aš skaitau, kad tai yra per daug žiaurų. Tuo metu buvo tokie žiaurūs nusikaltimai įvykdyti, nors daug žiaurių ir išaiškinta buvo, bet atmintyje yra įstrigę, kad tos nusikaltimus kaip tokius privalėjom išaiškinti, turėjom, reiškia, stengtis daryti tai, kad jie būtų aiškus, kad būtų nustatyti nusikaltėliai. Tai vienas iš jų yra Gintarės Minikauskaitės nužudimas. Jis 87 metais 3 metukų mergaitė buvo Lietuvos gatvėje, reiškia, nuvesta nuo namų pagal, reiškia, mūsų turimus duomenys tuo metu. Ir po 20 dienų rasta prie netoli mokyklos proftechninės buvusios upėje, Meldose įmesta. Ekspertai nustatė, kad jinai nužudyta, reiškia, smaugimo būdu. Koks metų laikotarpis tai bus? Tai buvo vasara, pavasaris? Tai buvo į rudenį. Į rudenį, taip. Buvo rugsėjo mėnesį. Ir ekspertai nustatė, kad, reiškia, ta mergaitė buvo išprievartauta ir uždusinta. Tuo pačiu iš jos buvo paimti daiktai. Tai striukytė, žodžiu, galvos apdangalas, ten kelnaitės. Tai mes iš karto tokią versiją sukūrėme, tai yra, prašėsi jinai tokią sukurti, kad tai yra, nesveikas, iškrypęs žmogus, kaip pedofilas, jisai, žodžiu,
pasiėmė tos daiktus irgi kaip fetišą tokį. Tai mūsų viena iš pagrindinių versijų, o vėlesnėje eigoje tai buvo ir daugiau tų versijų iškelta. Per tą darbo laikotarpį, kada sukaupėm ten, žinoma, daug įvairios medžiagos, per tą laikotarpį, reiškia, darbo, būtent pagal tą nusikaltimą, buvo dar išaiškinti 8 nusikaltimai sunkus irgi. Bet tos mergaitės žudiko būtent nesuradom ir dabar, sakau, tai yra širdies toks skausmas, kad vis dėlto vaikas yra vaikas ir jis liko be, reiškia, apgynimo tokio. Tėvai jos, Vinikauskaitė, ten jos buvo jau antroji šeimoje šitas vaikas, būtent ta mergaitė. Ir tėvai labai, žinoma, pergyveno, čia buvo labai didelis rezonansas ir Respublikoje, ne vien čia, kad aiškintųsi kriminalistą Jonavos, suvažiavo visą, reiškia, brigadą, apklausti buvo 1000 žmonių, žinojom, kaip buvo, reiškia, vedama mergaitė, kur jinai, reiškia, kas net, kaip atrodė tas, reiškia, žudikas. Kaip jisai atrodė, papasakokit mums maždaug jo portretą, jūs galite dabar pasakyti mums? Portretas tai toks, koks yra išlikęs iš tų laikų, tai būtent jis buvo, reiškia, su tamsiu ploščiumi apsirengęs, buvo jaunas žmogus, jis buvo tai dėdė kalbinamas, tai jis ten atsakinėjo, kad, reiškia, saldainių ten žadėjo tai mergaitei. Tai reiškia, buvo dar vaikų šalia? Matė ten, nes kadangi ta mergaičiukė, reiškia, buvo kieme tuo metu, prie darželio ten tvoros, nes namas yra prie darželio. Ir bendravo ten su kitais vaikais, bet matyt, tą auką pasirinko dėl to, kad jinai labai graži mergaitė buvo, tikrai tokia kaip iš, nežinau, labai graži šitą ir pasirinko ją ir niekas, žinoma, ten turbūt iš tų vaikų nekreipė dėmesio, kad būtent kažkas tai, gal vaikams siūlo saldainį ar bulkutę kokią nors, žodžiu, kažkaip tai, priviliojo tą vaiką ir išsivedė ir iki šiol, nors ten, suprantat, kada jau nusikaltimas toks įvykdytas, tai bet kuris kitas, analogiškas ar versijos irgi, kad būtent kiti žmonės galėjo kažkur atvažiuoti iš kažkur, tai nes čia ir geležinkelis netoli ir, žodžiu, visi kiti nusikaltimai visą laiką buvo lyginami ir tikrinami operatyviniu būdu, reiškia, kiekvienas būtent to nusikaltimo požiūriu. Tai yra... O gerai, dabar mergaitė jinai buvo nuvesta Lietuvos gatvėj, į kurią pusę ją nuvedė tuo metu? Tuo metu, kaip dabar į savivaldybės pusę, per šitą buvusius kapus, dabar Ralio paminklas ten, ir nuvesta į Panerį, būtent į Proftechninės mokyklos prie Neries, kur yra Proftechninė mokykla ten buvusi. Dabar yra jinai šitą Santarvės mokyklą. Tai reiškia, vaikas buvo išniekintas matomai nebute. Galbūt, kad tai buvo... Ne. Ten nebute, krūmuose. Tai turėjo būti atlikta, nes kitaip, nerealiai žiūrėtume į tai. Jis krūmuose buvo, reiškia, pažadėta kažkas tai jai, kad nueisim ten, gal ką nors, kai vaikams, tai paukščiukas, tai ką nors tokio parodysiu, tai tą, suprantat, tai saldainių, kaip sakiau. O laikotarpis buvo, tai jau temo tuo metu, temstant laikas? Į vakarą buvo taip. Ir dabar iš tų įtariamųjų, kurie tas ratas, jūs be abejo visus patikrinat, buvo atliktos kratos? Taip, buvo atliekamos kratos, buvo uždaryti žmonės ir tikrinama juos operatyviniu būdu, tikrinama buvo jų aplinka, kur jie tuo metu buvo, ką darė ir visa kita. Matot, nužudimo ir po to suradimo metu jau galima buvo tik tai, jeigu surastume, kaip sakiau, daiktus.
tai būtų pagrindinis įrodymas, tos mergaitės daiktus. Bet jų nerado. Sperma, reiškia, kuri buvo rasta, jinai buvo supuvus. 20 dienų praėjo nuo jos, reiškia, dingimo iki suradimo. Ten ją surado atsitiktinai, ten šabakštynas, toks krūmynai ir ėjęs žvejas. DNR tyrimų tuo metu dar neatlikdavo, dar nebuvo tokios galimybės. Nebuvo. Taip, kad jeigu ir būtų kažkokie tai pėdsakai būtų lykę tinkami identifikavimui, jūs vis tiek negalėtumėt nieko tuo metu. Dabar jau kitos galimybės kriminalistų jau galima būtų patikrinti ir nustatyti nusikaltėlį. O vis tik jums dabar praėjus tiek metų yra vis tik žmogų, kurį jūs pastoviai įtarėt, kad jisai galėtų tai padaryti? Nu, žinot, įtart galiu ir galbūt ir viduj taip. Nu, jaučiu, kad tai tas žmogus, bet įvardinti jo negalima, nes tai yra nesuderinama, žinoma, jeigu neįrodai priešingai. Turėčiau įrodyti ir jau, žinoma, dabar kriminalistai dabartiniai turėtų tai įrodyti. Bet šiuo metu matot, kaip yra. Ta byla, paieškos byla, operatyvinės paieškos byla, yra, reiškia, nebėra jos jau. Baudžiamoji byla, jos atžvilgiu prokuratūroje, jinai atgulė matyti į archyvą. Ir tik tai tuo atveju tą nusikaltėlį, kuris tą įvykdė, būtent, galima būtų, reiškia, išvilkti dienos šviesą, tik tai tuo metu, jeigu jis vykdė per tą laiką toliau nusikaltimus ir tas nusikaltimas kaip toks jis tęstinis būtų. Reiškia, jį galima būtų patraukti už kitus, arba jis galbūt ir patrauktas už kitus nusikaltimus, galėjo būti. Ir tuomet tik tai galima būtų pririšti būtent Gintarės nužudymą. Kaip jūsų intuicija sako jums, jisai Jonaviškis, jisai dabar yra Jonavoje tarp mūsų? Ta žmogų, kurį aš įtariu, taip. Taip, Jonaviškis. Sakykit, ekstrasensai bandė ką nors daryti, ką nors tirti, nes dabar madinga yra ir tuo metu jau buvo ekstrasensai, kurie bandė išaiškinti nusikaltimus. Ar jos buvo kreiptasi, giminės kreipdavosi taip? Ypatingai, aš ekstrasensais nelabai tikiu, aš ekstrasensas esu galbūt didesnis, galbūt tai skamba taip, ekstrasensas didesnis, bet šiaip, jo pojūtis toks mano yra žuliko, gyvo žuliko pojūtis pas mane yra labai išvystytas. Ir dabar giminės kreipėsi ir būtent buvo atvažiavęs tuo metu toks Sabaliauskas, gal visiems dar žinomas žmogus iš Panevėžio, jis čia bandė kažką tai burt, dar paskui jo, reiškia, irgi oponentai tokie buvo irgi, bet čia samdė daugiau giminės ir netgi negalėjo jie pasakyti, kur ta mergaitė. Sakė, kad išvežta, kad ją reikia ieškoti kažkur gyvai ir taip toliau, bet tai yra ne taip buvo vis dėlto. Reikia pripažinti, kad ir dabar tų pedofilų pas mus yra nemažai ir pedofilijos bylų yra palyginti pakankamai daug. Jonavos rajone maždaug į metus kartą kažkur tai vis tiek yra žmogus patraukiamas baudžiamas atsakomybėn už pedofiliją, nors apie tai niekur neskalbėma ir daug nereklamuojama. Čia tik tai dėl Kedžio buvo labai daug triukšmo ir yra dabar to daug triukšmo, nors tokių bylų panašių, kaip jisai pasakoja, tai jų yra nemažai. Užsienį apie tai dažniau skelbiama ir tai nieks neslepia. Be abejo. O pas mus tas yra kažkodėl tai nieks tyli, mes tų žmonių ir nežinom ir nieks jų neįvardina. Vis tai susijęs su tuo, kad galbūt pažeisim jo, reiškia, nekaltumo prezumpciją vadinamą. Bet tai yra, sakyčiau, operatyviniai darbuotojai, jie turi savo, reiškia, ir kartotekas, turi ir, žodžiu, įrašus padarytus, kaip bendrauja, pavyzdžiui, žmogus su nepilnamečiais, netgi įrašai, kad veda ten kažkur tai juos ir taip toliau. Žmonės, kurie, neturėdami nei vaikų, nei nieko, jie, suprantat, taip naudojasi tais vaikais. O tas pasinaudojimas, priveda būtent iki tokio lygio, kaip žiūrima, jam suveiks tuo metu jo
turbūt toks žvėriškas protas. Aš kreipiausi į jūs, kad jūs papasakotumėt mums apie tokius dalykus, kadangi dabartinių laikų negali kreiptis į dirbančius darbuotojus, jie negali paaiškinti, kaip eina tyrimas, tai negalima, bet to jie iš vis negali pasirodyti televizijoje ten arba laikraščiuose, su jais nekalba korespondentai arba žurnalistai, yra dabar tokia tvarka, kad policija yra arba vadovas gali kalbėti, arba prokuratūros atstovas, arba atstovas spaudai. Bet tai, kai teisingai jie patys, vienas dalykas, kad jie disponuoja ribotą informaciją, patys jie nusikaltimo neaiškina, o tie kriminalistai, kurie betarpiškai šito užsiima, jie negali ateit, papasakot mums čia, kadangi tai yra neleidžiama, vyksta tyrimas ten ir panašiai. O mums, žiūrovams, reikėtų kalbėtis būtent su žmogum, kuris betarpiškai aiškino šitą nusikaltimą. Atstovas spaudai, tai čia labai gražu, labai gerai, bet ką gali pasakyti atstovas spaudai, kuris pats nečiupinėjo, kuris pats nevaikščiojo, nekalbėjo su žmonėmis, ką jisai gali papasakoti. Tai vat dėl to aš kreipiausi į jūs, kad jūs papasakotumėte apie tos dar neišaiškintus nusikaltimus, jo labiau, kad jie neduoda jums dar iki šiol dar ramybės šitie nusikaltimai. Dabar, kai buvo nužudyta moteris, kuris nusikaltimas irgi taip pat dar neišaiškintas. Žodžiu, dar baigiant jūsų mintį, kad būtent vat, fiksuoja kriminalistai, taip, jie fiksuoja operatyvinį darbą, dirba ir manau, kad jie profesionalai yra, nors tas profesionalumas šiek tiek yra, kiek tai sumenkęs šiuo metu bent. Aš taip matau, kad tai daugiau turi papildomų jie darbų, atlyginimų tie nemokėjimai arba sumažinti tie atlyginimai. Jie nori savo šeimas taip pat išlaikyti, jie užsima kitais, nenumatytais darbais, čia įvairių būna situacijų gyvenime, bet tai nepadeda žmonėms būtent įsijaust į to nusikaltimo reiškia aiškinimą. Ir taip įsijaust, kad jis galbūt kartais ir užmiršta netgi namus savo. O šiuo atveju nėra. Yra taip, kaip yra. Žmonės dirba ne iš idėjos, ne iš pašaukimo, o už duonos kąsnį. Anksčiau, pavyzdžiui, dirbau ir aš toks pats buvo, bet atlyginimas buvo 93 rubliai. Bet dirbom, komanda buvo gera, Jonavoje komanda buvo ir išskirtinė komanda. Tai žmonės, kurie buvo atsidavę tam darbui, naktimis, mes nežiūrėjom į darbo valandas, darbo laiką ir netgi savo, reiškia, išeiginių dienų sąskaitą vis vien eidavom Kauno gatvėje, pavyzdžiui, ėjom ir aiškinomės, kokie nusikaltimai, naktį visą laiką judėjimas vyksta ir kažką tai pagauni. Paskui išaiškini ir dar daugiau tų nusikaltimų. Tai dabar tokio profesionalumo, galbūt paruošimo stoka, galbūt yra, galbūt dabartinės esamos, reiškia, aukštosios mokyklos neparuošia būtent tikro operatyvinio darbuotojo. Jie teisininką paruošia teisininką su savo visais, reiškia, galimom, reiškia, jo tolesniam darbui, bet teisininkai tie ieško, kur darbo suras kitose įmonėse, kur moka daugiau. Tai ateina, žodžiu, tie, kurie, ateina. Taip ir būna. O tikro profesionalaus ir tai dabar ta institucija kaip privačių detektyvų yra, kur galimybė yra, reiškia, pasireikšti žmonėms. Tai vat, mano viena iš tokių minčių, kad galbūt nuo sausio mėnesio, kada neatiminės valstybė iš pensininko atlyginimą, kur aš, pavyzdžiui, būdamas pensininku, netenku, jeigu aš dirbu, tai tada galima būtų kažką tai tokio ir veikti privačiam sektoriui. Vat jūs paminėjote apie tai, kaip anksčiau jūs dirbot. Daugiau buvo anksčiau, ne tai, kad iš idėjo, bet ir fanatiškumo buvo toks reiškinys. Jeigu žmogus dirba oper darbuotojų, kriminalistų, tai jisai visą savo laiką atiduodavo šitam. Dabar labiau formaliai žiūrima į šitą reikalą. Kadangi yra valandos, atidirbai valandos, tau už tai sumokėjo, turi griežtai laikytis įstatymo, kad neišeit už rėmų, tu po darbo net ir negali dirbti. Taip, dabar viskas mušama ant pinigo. Yra, reiškia, viršvalandžius, darbuotojai nori, kad jiems būtų apmokėta. Valdžia, žinoma, tų pinigų neturi ir negali mokėti.
Nu, jeigu negali mokėti, ten tyrėjas ar kas sako, nu, negali, tai ir aš negaliu tada. Ir tuo ir pasibaigia. Bet tai yra, nu, nežinau, anksčiau kažkaip tai galbūt į žmogų geriau atsižvelgdavo į žmogų, nu, duok tam žmogui, supranti, medaliuką kokį, duok jam, supranti, padėką kokią, nebūtinai, nu, materialinį tokį paskatinimą. Žmogus auga savo akise, tada ir supranti, kad vat, galima tada kažką tai su juo ir kalbėtis ir aiškintis. O dabar viskas, na, pinigus į priekį. Tai grįžtam prie mūsų nusikaltimų. Taip. Dabar tas kitas, šiaip iš tų, sakau, 98, 3 buvo nužudimai. Čia nebūtinius, apie būtinius aš nekalbu, nužudimus. Čia nebūtiniai, čia buvo neaiškus nužudimai, smurtiniai. Ir antras nužudimas, tai apie kurį norėjau pasakyti, tai yra Urmanienės nužudimas. Jis man įstrigo kame, kad po jos mirties liko mažamečiai vaikai. Tai man buvo irgi skaudu labai, kadangi, nu, kažkoks aš turbūt biskį esu toks, nežinau, labai, nu, ašaringas per daug. Jautrus. Jo, mažamečiai vaikai liko, nu, kaip dabar. Įtarinėjom, mes žinoma, tame nužudime. Tas nužudimas įvyko kažkur tai apie 89 metus. Tai, darbo vietoje, aš taip suprantu. Taip, dirbo jinai moteris, reiškia, poste geležinkelio atšakoj į Achemą, būtent už gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos, tai dabar audimas ten yra ir ten buvo atšaka. Ir dabar yra ta atšaka, postas buvo, toliau jau, kaip vienaviečia čia įsimena, tai yra Sąvartynas buvęs, nu ir dabar ten dar vežamas, bet jau į konteinerių, žinoma. Bet rasta jinai buvo iš ryto, reiškia, jos ten, žinoma, pasigest negalėjo, ten jinai perstumdinti ant tas galėjo tik tai, reiškia, bėgius, kada važiuodavo sąstatas arba išvažiuodavo sąstatas. Tai viskas prie jos buvo likę. Ir ten buterbrodukas buvo atsineštas moters ir žodžiu. Bet jinai užmušta mušant. Mušant ir šitą, pirmiausia, mums, nu, toks įtarimas kilo, kadangi Sąvartynas šalia, o ten tų asocialių asmenų visada jų buvo ir motyvai taip ir neaiškus. Jų tarpe. Jo, motyvai, matot, versijas dar keliam ne tik tai, būtent šitą. Galbūt sąstatą, kur nors norėjo perstumti kitur ir prijungti prie kokio vagono, prie garvežio, kažkur geležinkelio gaižiūnus, nes su gaižiūnais tai susiję į ten. Versijų buvo įvairių ir tame tarpe ir vyro jos, reiškia, kaip tokia galimybė, nelabai jie sugyveno tarpusavėje. Ir šitie, kaip sakiau, patikrinimas tų asocialių asmenų, tai mums ten davė rezultatų. Jie ten buvo, reiškia, padarę nusikaltimų, bet sakau, čia nebūtent... Jūs paraleliai išaiškinot kitų nusikaltimų, tyriant šitą. Žinot, nu, kada įsiveli į tokį, reiškia, darbą, tai būtent išaiškinti dar kažką tai tokio. Bet Urmanienės nužudimas taip ir išliko neišaiškintas. Jūs pilnai pasitikite ekspertizės parodymais, kad vis tik jinai buvo nužudyta, netraukinys pravažiavo, ją nutrenkė, bet būtent jinai buvo spardoma, mušama, ar nuo vieno smūgio, ar tai nuo kelių smūgių? Ne, ten buvo mušama. Mušama ir ten nei traukinys, nei ekspertai sąžiningai visą laiką atlieka savo darbą. Kiek man teko susidurti su jais, tai tokių atvejų nebuvo, kad jie kažką tai dengdami ir čia tikslo net nėra. Kas nors turėjo būti dar su ją kartu, ar jinai viena ten? Viena budėjo. O kiek laiko praėjo nuo to laiko, kaip jinai buvo nužudyta ir kada buvo surasta negyva? Pagal laiką, pagal temperatūras kūno nustato ekspertai, tai ten kažkur 6 valandų laikotarpyje buvo. Ir per tą laiką jos niekas nepasigėdo darbe? Nu ne. Nepasigėdo. Viskas buvo tik ramu. Paskui iš ryto, kada jau ėjo ten pamainos keitimasis ir tada jau.
Sakykit, jums nekyla noras dabar užsiimti šitais nusikaltimais ir jūs jau dabar jau nedirbat jau senokai, tačiau vėl grįžti į kabinetą, sėst ir užsiimti tam, kad išaiškinti tos nusikaltimus. Ponas Vladimai, nesėdėjau kabinete, nebuvau kabinetinė žiurkė. Dirbau kaip kiekvienas operatyvinis darbuotojas kojomis. Vilką maitina kojas. Tai vat tą principą mes visą laiką išlaikėm, visi kriminalistai Jonavos tą principą laikėsi, nes kriminalistas yra tikras, kuris betarpiškai dirba su žmonėmis. Betarpiškai dirba su savo pagalbiniais darbuotojais, kurie teikia kažkokią tai informaciją. Žinoma, kaip ir visada, jinai būdavo apmokama. Galbūt tai yra žema pardavinėti kažką tai, bet tai mūsų darbas ir tie žmonės, jie yra pagalbininkai ir jie turėjo už tai atlygį. Bet nežiūrint į tai, į jūsų sąžiningą darbą, sakyčiau, aš jūs seniai pažįstu, žinau, kaip jūs dirbot, jūs buvot vis tik atleistas iš darbo vienu laiku. Jūs galite papasakoti, o paskui vėl buvot priimtas, pasakoti, kaip tas įvyko viskas. Atleistas iš darbo buvau tuo metu, kada, Čižauskas Vygandas įvykdė avariją su mašina, užmušė žmogų. Ten ties Pėsčiųjų perėje, Vasario 16 gatvėje. Ir mane tuometinis prokuratūros darbuotojas, amžinatilsį jis miręs, aš nenoriu dabar ir kalbėti apie tai, jis įvardino mane, kad aš dengiu, šį nusikaltimą ir Čižauską kaip tokį. Tai ponas Valantinas, buvęs vyr-prokuroras, jis kreipėsi, suteikimui į ministeriją, kad mane nušalinti nuo darbo ir tą padarė ministerija pagal prokuratūros teikimą. Ta byla, mano atžvilgiu, aš nekalbu apie Čižausko, bet mano, kad aš, padėjau ar stengiausi padėti Čižauskui. Mano atžvilgiu, buvo nutraukta ta byla po kažkur 1,5 metų. Tai aš buvau pakabintas toksai ir čia ir toks Anatolijus Kolosovskis dar įsimaišė. Jis, atvažiavo nuo ministerijos ir pasakė, kad, tu negalėsi dirbti, tu parašyk, kad nori išeiti iš darbo. Nes kitaip, sako, tau nebus priskaitoma pensija. Kiekvienas ant išlikimo gyvenam. Ir mano šeima buvo vaikai, supranti, mažiukai. Pergyvenam baisiausiai šitą dalyką. Stresas šeimoje buvo nedaug dievė. Ir parašiau aš tą, kad vis dėl kažkiek tai pensijos, tai mokės, sakau, nekaltas, bet vis vien, kažką tai išeitį reikia rasti. Tai aš pasirinkau tokį variantą, parašiau, kad atleistų mane iš tarnybos. Atleido mane iš tarnybos, paskui ėjau vėl prašyti pas Valantiną tokį taip toliau ir netgi įrašą padariau tokį kaip operatyvinis darbuotojas su juo. Ir tas įrašas yra ir dabar, nes jis negerai elgėsi būtent ne tik tai toje byloje, bet jis išvis elgėsi ne visai sąžiningai ir tvarkingai. Tai paskui, kada jau nuėmė nuo generalinio prokuroro, tada jau sakau, bitutė, Dievas mato. Nors aš neprisidėjau prie nieko. Ir jūs paskui atstatė vėl? Atstatė, kadangi kada pateikiau ministerijai, savo naujus tos tyrimo rezultatus vadinamus ir prokuratūros išvada, kad aš ten ne prie ko. Ir jūs vėl dirbote operatyviniu darbuotoju? Taip, paskui buvau, atsistačiau Kauno, VPK, paskui šitam ministerijoje organizuotų nusikaltimų tyrimo skyriuje komisaro inspektorium. Tai ką, grįžtam vėl prie nusikaltimų. Papasakokit dar ir apie trečią įvykį, kurio jums taip ir nepavyko išaiškinti. Sakau, iš tų 98 nužudimų trečias tas nusikaltimas irgi man labai yra įstrigęs kaip beprasmis. Beprasmis nužudimas. Tai yra Jagilavičiaus nužudimas.
prie Jonavos, reiškia, kultūros namų. Tuo metu, žodžiu, jis pagal tos davinius jis atėjo, žmona užtruko kultūros centre ir jis atėjo jos ieškot. Na ir ten buvo kažkoks tai konfliktas, jis išėjo iš kultūros namų. Jis susitiko su žmona? Taip. Ir po to išėjo? Išėjo iš kultūros namų ir prie kultūros namų įvyko muštynės. O pas mus muštynės ten, matyt, kaip mes žinom iš tos pirminės medžiagos, tai buvo organizuotas tas toks sumušimas ir sumuštas žmogus mirė. Jisai turėjo kokių nors priešų, kuo jisai dirbo, kur? Aš nemanau, kad jis turėjo priešų. Tai, sakyčiau, žmogus, jonavietis, jis žinojo jį, jaunas žmogus, turėjo vaikutį, žodžiu. Nepiktybinis, ta prasme? Ne, jis normalus žmogus, bet kodėl būtent, niekas galbūt nekreipia dėmesio, Jonavoje muštynių vyksta. Ir kas šitą ten lys ar kreipsis kažką tai, mušasi, pasimuš ir nustos. Čia netiko. Mergina bando įsodinti į automobilį, niekas nekreipia dėmesio, čia susišaudimai įvyko, ne per seniausiai, irgi nekreipia dėmesio. Ieškom dabar. Ja, čia, kas čia tokio? O sakai, tai keli žmonės įmušė, pavyko nustatyti? Ten buvo grupė žmonių, kiek prisimenu, kažkur 4 galbūt, kažkur tai įdaužė tie, mes tos žmonės bandėm nustatyti, bet, suprantat, kada nieko iš žmogaus nepaima, absoliučiai, dėl ko beprasmis tas nusikaltimas, nieko, absoliučiai, jisgi galėjo ten ir piniginę paimti, ir laikrodį nusekti. Tai nebuvo plėšimas? Nebuvo, paprasčiausiai paauklėt, pamokyti galbūt. Taip, kažkas sumanė tokių brutalių tokių, reiškia, būdų. Tai tie nusikaltimai tai tokie, andušios yra ir aš sakau, kad, galbūt ir ne viską padariau, nors dabar, jeigu, kaip jūs sakot, kad, jeigu dabar neštėtų rankos, tai aš sakau, norėčiau su dabartinė jūsų gyvenimo patirtim, dabar jau kiek jūs ir dirbot, ir gyvenot, dabar jūs kažką tai kitaip darytumėte? Galbūt ne tiek gyvenimišką patirtim, kiek dabartiniam technologijom yra galimybės kitokios. Tai tada galima šiek tiek jų pririšti. Ir mušimo atveju, pavyzdžiui, ar kas tai yra, ir mikrodalelės. Žodžiu, daug ką galima padaryti kitaip, žinoma. Dabar ką jūs galėtumėte pasakyti mums apie įvykius, kurios sukrėtė policiją, departamentą, apie tai, kad nesiėmė laikų užkirsti kelią nužudimui 2 žmonių Kaune. Jūs žinote apie šitą įvykį. Kaip jūs, kaip operatyvinis darbuotojas, turintis tiek patirties, ką jūs galėtumėte pasakyti, kodėl taip galėjo įvykti? Čia apie šios įvykius tai jau Respublika visa šneka ir visi žmonės pasipiktinę, žinoma. Kaip operatyvinis darbuotojas, aš galiu, tai yra neatleistina ir nedovanotina, kada agentas ar informatorius praneša, reiškia, kad bus žudomi žmonės ir jokių veiksmų praktiškai nesiima. O kad buvo pranešta, tai aš suprantu iš tų pareigūnų dabar vienas ant kito, kaip sako pareigūnai, jie skyla labai greitai. Ir šitą jie pirmiausia ir pradeda pasakot ir kitus klampinti dar. Tai ir Stončaitis ant Račkausko, Ulpis ant Račkausko, taip sekata visa prokuratūra, žinoma, surinko tuos įrodymus, kokius ten jam buvo pateikti, žinoma, ir žurnalisto dėka. Manau, jis labai sąžiningai pasielgė kaip žurnalistas ir manau, tai yra jo profesinė netgi pareiga. Ir tik mano požiūrį, pavyzdžiui, neteisinu aš, pavyzdžiui, teisėjos Vinskienės, dabartinės teisėjos veiksmų. Tai yra neteisėjo, yra darbas tokiu galbūt savo elgesiu, savo požiūriu į tai. Brolis yra, žinoma, brolis.
ir kova dėl mergaitės bet kokiais metodais tai yra negalima. Nu, vis tik, o kas galėjo patrukdyti policijos darbuotojams? Nu, vat jūs kaip darbuotojas, kas jums galėjo patrukdyti tokiu atveju užkirsti kelią šitam nusikaltimui, nužudimui tų žmonių? Ar tai buvo nesuveikimas, ar tai nepatikėjo informatoriui galbūt? Kas galėjo būti tokio? Ar tai būtų įmanoma tais laikais, kada jūs dirbote? Aš negaliu pasakyti, ką jie galvoja ir kaip jie mąstė, bet nesugalvo mąstė. Mąstė nesugalvo, žinoma. Nežiūrėjo nei kiek į priekį. Manau, kad netgi anonimai pranešę apie nusikaltimą, jie turi žinot bent per informavimo priemonės, kad jų tas pranešimas tikrai kažkur tai praėjo ir koks rezultatas gavosi. Dabar čia jau oficialus žmogus, padedantis, bendradarbiaujantis su teisėsauga, praneša ir jokių priemonių nesiimti, tai čia neatleistina, nedovanotina yra ir manau kad ne visai teisingai elgėsi generalinis komisaras Skvernelis ir su ministru, VRM ministru Palaičiu, atleisdami tuos žmonės į užtarnautą poilsį. Pensiją mokant. Nu kągi, mūsų laikas pasibaigė. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Su mumis buvo Alfredas Ostreika. Iki sekančio trečiadienio.